Galvojau iš tikrųjų, kad padarysiu 20, tikėjau, bet padariau 16. Kas yra įdomus dalykas darant daug repsų man, tai aš tiesiog pajaučiu, kaip dėl blogo jaučiu kvėpavimo, labai pradeda trūkt deguonies ir tiesiog atsijungia raumuo. Aš, pavyzdžiui, dabar jaučiau, kad tikrai, kas liečia tą raumeninę jėgą, aš tikrai jos dar turėjau. Tikrai galėčiau spaust, bet tas toks nuovargis visai kitoks. Tas nuovargis toksai iškart tik. Ir taip kaip sugniužda iškart. Tai, toks įdomus pastebėjimas. Tai kas nežino, šitą pratimą visai neseniai pradėjau daryti. Anksčiau visiškai nedarydavau. Tai būtent su easy baru tokie spaudimai. Ir vėlgi, kaip aš stengiuosi daryti, tai stengiuosi nespausti tiesiai, nevertikaliai virš savęs, bet bandau taip truputį į priekį ir virš, tam, kad max krūvį padaryti priekiniai deltai. Tai aš tiesiog šitą pratimą pradėjau daryti, nes pamačiau, kaip vienas didelis čiuvelis su gerais pečiais daro su hanteliais po vieną ranką. Bet aš tiesiog pasibandžiau ir man žiauriai nepatogu, man net išsukti neina. Taip, eina išsukti, bet kai darau būtent pratimą su svoriu, neina, labai nepatogu. Tai aš tiesiog su dviem rankom, su easy baru, man taip nei riešų neskauda, nei alkūnių, nieko šis neskauda, kaip pirmą kartą pamačiau ir dabar darysiu. Padariau tą priekinę deltą, viskas okei. Viskas gerai. Su mažesniu svoriu, kai dirbi, tai viskas gerai jaučiasi, ypač raumuo. Tai gal ne taip satisfying, kaip sakoma. Tai dabar mostu į šonus paprasti. Vėl, aš dažniausiai 2 pratimus darau šonų deltai, kad tiesiog pasiįvairint, bet visiškai ne problema padaryti tik tais su hanteliais arba tik tais su mašina. Bet tiesiog jau kai truputį ilgesnį laiko tarpą sportuoju, jau reikia įvairinti, kad pats savo turi įdomiai pasidaryti, kaip jeigu nesat vaikai patys savo, tarkim, kalėdas turit pasidaryti, tai čia tas pats palyginimas, kitaip tada neįdomu, nieks už jūs nepasidaro. Pirmį kartą įdomus, pirmį kartą ten excited, bet jau kai 100 kartų tą patį padaryti, jau arba atsibosta ir pradedi nebeiti salę, arba kažką susigalvoji naujo, kažką pradedi ieškoti, kažką pamatai, kas atrodo, wow, neįmanoma ir bam. Bet ką, nieko iš dalies daug ir neprikursi, tiesiog jau viskas sukurta, reikia tiesiog ieškotis, maišytis ir bandytis. Kadangi dabar kalėdos, labai daug atsiranda saldumynų po nosim, kurių nelabai išeina atsisakyti, todėl svoris truputį auga greičiau. Neturėtų augti.
Nežinau, čia man tai problema. Nu taip, norisi galvoju, zin, pavalgysi, po to vieną pavalgai, nieko tokį kitą. Tada trečią gal ant svarstyklinę užlipė, kad širdies neskudėt. Ir tada ketvirtą pasižiūri svarstyklės. Pagruzam iš karto. Pradedi čiupinėtis viską, visas vietas. Aš dar truputį užsiminiau apie svorio auginimą. Tai šiaip duodu žinot, kad man, pavyzdžiui, svorio auginti yra beveik vos nėra kas veikti. Ta prasme, sveikai valgant ar ne, man ten surinkti nuo 3,5-4,5 tūkstančių kalorijų yra easy job. Ir šiaip natūraliai turiu alkį didesnį, galiu valgyti bet kada. Rytai sunkiau, bet ten aš vis tiek ryte prasibudinu, ten valandą porą ir tiesiog lengvai valgau. Pavyzdžiui, ryte visą laiką valgau 7 kiaušinius su duona. Mano čia yra go-to visada. Ir aš visiškai, ta prasme, aš, pavyzdžiui, negeriu proteinų. Tai, aš net jokių lifehackų nedarau, aš nedarau šeikų, negeriu proteinų, netrinu maisto. Tai man, ant tiek yra nesunku. Tai jeigu man reikėtų ten kokius 6K valgyti, 7, tada jau tikriausiai irgi malčiau kaip ir visi. Tai. Kas? No way. No way. Galinę deltą mušim su vienu pratimu. Kažkaip nejaučiu šiandien laisvų svorių darant galinį deltai. Po praeitą kartą kažkaip nelabai. O šitas pratimas visada gerai jaučiasi, neįmanoma suklysti jį darant. O šiaip technika, šitą pratimą darant, tai visą laiką šiaip bandau niekados iki galo nenuleisti ir niekados maks neištempti. Nes jeigu galinę deltą darau, aš noriu čia įtampą palaikyti, bam, čia įtampa. O toksai taškas. Ir taip pastoviai stengiuosi apie tai galvoti ir kontroliuoti, kad niekados iki galo nenuleisti ir per daug neužkelt. Kad kuo maksimaliau būtų tai galinė delta jungta. Ir aišku, galvoju apie alkūnės, kad būtų jas išsuktus ir eitų į išorę. Ir rankos tiesiog pilnai arba vos sulenktos. Ir visą laiką gerai jaučiasi. Atsisėdęs kiek aukščiau neįprastai, kai labai žemai būna atsisėdęs, tad taip kažkaip gaunasi žiauriai nepatogu. Tai va, technika. O šiaip jo, padarom čia greitai 5 setukus, labai trumpas pertraukos, nes raumuo labai mažas, tai nėra tikslo ilsėtis. Ir varysim daryti dilbius. Aš ir dabar visą laiką dilbius darysiu su pečiais. Jau dariau dilbius su nugara. Bet tada buvo splitas išsimušęs dėl kalėdinio video, tai dabar darysiu normaliai su pečiais. Ta patį varkiautą naują, 3 pratimų lygtis. Tai okei, damušam čia ir susitinkam prie dilbių. Tai dabar darom dilbius pagal varkiautą, kurį pamačiau tik tokią. Čia šiaip yra
4 pratimų po 2 setus workoutas, bet, jeigu jūs nori pažiūrėti, tai pažiūrėkit mano paskutinį nugarą plus dilbiai, ar kaip ten bebūčiau pavadinęs tą video, tai pamatysit, kaip aš ten pilnai dariau šitą workoutą, bet dabar aš darau savo twistą, tai visiškai tie patys pratimai, 4, bet aš jungiu po 2 pratimus į supersetus. Tai čia yra pirmi 2 pratimai, kuriuos supersetinsiu, tai dabar pamatėt pirmą supersetą, tai padarysiu dar čia vieną ir tada eisiu pasisetupinti kitus 2 pratimus, kuriuos supersetinsiu 2 kartus. Šis gaunasi tokie 8 lygtis, nežinau. Ir tada eisim pažiūrėti, ar yra pampas kažkoks. O dabar čia irgi, kai dilbius darau, nedideli svoriai, tai reiškia ir mažas pertraukas. Man šitą workoutą žiauriai patinka daryti, aš susihypinęs, bet iškart jau ieškau savo twisto, dabar tiesiog bandau, bandaus. Ar man patinka, ar gerai ir kaip pampas. Jeigu pampas geriau bus ir jeigu šiaip sutaupysiu laiko taip darant, tai gal ir kitą treniruotę darysiu. Ir dar kitą darysiu, kol nesugalvosiu vėl kažko naujo. Ir jūs nebijokit galvoti ir bandyti kažko naujo, tai važiuojam toliau. Ai, tai šo. Okay. Workoutas done. Will be on fire. Šitie supersetai tikrai nice, tikrai žiauriai nice. Ir nežinau, šiandien šiaip turėjo irgi toksai būti įdomesnis vidosikas, nes norėjau papijarinti ant pečių, bet dar reikės truputį palaukti. Kažkaip šiandien nepilnai jaučiaus. Bet šio, dilbiai aфиgenai, supersetai labai gerai suvažiavo. Darysiu toliau. Ir jo, eisim dabar pasidaryti thumbnailą, pažiūrėti pampo.
Ir susitiksim kitam videosikė, kuris bus krūtinė nugara. Let's fucking go.